rytas visiems ir sveiki atvykę į vlogmą 8 dieną. Turiu jungti šviesą, nes čia labai tamsu. Eime pažiūrėti, kas gera kalendoriuose. Riba 8 diena. O, iš tai čia. Didesnis negu visi kiti Haribo maišelis. Pilnas guminukų. Kas advento kalendorius. 8 diena čia. Kažkoks kiaušinis. Ir po kalėdų eglutę duogu advento kalendorius. Jame 8 diena yra štai čia. Taip pat viršuje. Lūpų dažai. Na, va dabar turiu lupti 20 dieną, kad juos ištraukčiau. Taip nutiko todėl, kad čia yra 2 šešėliai. Na, štai lūpų dažai. Labai džiaugiuosi juos gavus. Man labai patinka gauti iš advento kalendoriaus lūpų dažus. Taigi mano laikas jau atskleisti, kas čia vyksta, kodėl aš važiuosiu į Vilnių. Na, tiesiog aš noriu aplankyti Santariškėse kardiologiniam skyriui gulinčius vaikus ir jiems kalėdų progą padaryti mažą šventę. Aš dalinsiu vaikams dovanėlės. Tai bus mano rankų darbo žaisliukai, minkštukai ir saldumynai bei kiti dalykai. Aš jums to jau parodysiu. Atsinešiau vieną maišelį parodyti jums. Štai mano minkštukas, viduje yra angeliukas. Maišelis riešutų. Saldainių namelis. Spalvoti pieštukai. Ir spalvimo knygelė. Štai kas eina iš šį dovanų maišelį. Na štai aš jau pasiruošusi ir jau laikas važiuoti. Jau atvažiavom. Štai. Dovanas. Jo. Ciškas leidus. Sveiki, labas Monika. Labas. Aš Vilė, mes apvažiavom ką tik į Santariškių širdies chirurgijos skyrių. Atvežėm priešą iš žurnalų. Puiku. Gal gali parodyti? Parodom? Čia nežinau, kas vartė, Monika jums pristatė turbūt jau naują numerį panelės. Tai paėmiau ir naujų numerių, ir praėjusių numerių, nes kai kurie turbūt ne visi prenumeruoja ir ne visi žino. Oho. Tai čia visus gražiausius. Čia daug. Jo. O, su pangziūtė žiauriai gražus viršelis. Taip, tai va visus atviršau ir su Vilučiu, dar ir su Šanelėte paėmiau, kam įdomi Šanelėte mergaitėm. Tai čia dar ir su priedais, tebėra čia ir mano namų dar kalėdinių dekoracijų idėjų, gal merginos ras. Tai va. Tik daug. Nu, tai va ir knygų. Ar čia knygos? Taip, gera mergaitė, čia visos tokios romanų yra, lojalioji, labai fainų tokių knygų. Kai kam nors norėsis daugiau paskaityti negu tik tai žurnalą. Ir aš nežinau, o vaikam galima valgyti skirius saldainius? Taip, mes ir patys jiems įdėjom į dovanėlės. Nes reakcijai mes turim tokių žiauriai skanių saldainių. O, jelly beans. Galvoju, kad saldainių reikia praversti.
Padarysim gražiai. Imu interviu? Gerai. Noriu dabar išvardinti, sakyti, kaip kilo idėja, pagaminti šiais vaikus, kodėl ir kodėl mes žaisliukai dabar, ar sunku juos pagaminti, kuo jie ypatingi, kokių formų? Kiek tokių žaisliukų tu esi pagaminusi būtent čia vaikams? Gerai, ačiū tau. Tai dabar mums reikia mamos. Mama. Šitą pusę. Edita, sakykite, na, istorija tikrai labai ilga jūsų dukros, ir kaip suprantu, ir teko ligoninėje ilgai gulėti, ir jūs buvote čia matyti nemažai laiko praleidot. Ką norėtumėt pasakyti, kam norėtumėt padėkoti, ir kokios mintys dabar kai šventės užplūsta? Tai tiesiog kam šiaip per daug. Labai graži diena, bet normalu, aišku. Jums reikės susikaupti, man atrodo. Reikės kelių dublių tada. Cheese! Taigi aš jau grįžau namo ir buvo daug įspūdžių, daug visko. Man labai patiko, kai įteikiau dovanas, matyti nuoširdžias mamų šypsenas. Buvo tikrai labai smagu, kad taip apsidžiaugė dovanomis. Manau, kad tiems vaikams tikrai praskaidrinau dieną ir tai buvo labai gera. Pirmą kartą gyvenime daviau interviu TV3 žinioms. Dar tikrai negaliu pasakyti, kaip sekėsi, nes dar nemačiau žinių. Labai laukiu. Noriu visiems padėkoti, kas prisidėjo prie šios akcijos. Tai Živilei Karevaitei, kurie atnešė šūsnį žurnalų ir knygų, bei Vaidui Karėnui. Panelė žurnalas įkėlė šią nuotrauką. Ir Živilė Karevaitė ją labai gražiai aprašė. Štai. Labai miela. Ir manau, kad baigsiu jau šį video. Kas nematė TV3 žinių, galit pažiūrėti per TV3 Play. Tad iki.